Kai iškilo grėsmė, kad Trumpas gali užpulti Grenlandiją, visiems pasidarė įdomu, o kągi valgys pingvinai. Mes žinom, kad Grenlandijoje pingvinų nėra, tai reiškia jie kovos invaziniai pusiai. Natūralu, kad tai bus JAV kariuomenė, o JAV kariuomenė valgo MRE. Tačiau JAV kariuomenė nebūtų JAV kariuomenė, jeigu kiekvienam gyvenimo atveju neturėtų skirtingo sauseko. Taip ir šiam Grenlandijos šaltam orui pritaikytas amerikietiškas sausekas. Labai balta pakuotė, šviečia, mažai užrašų, išmetė į sniegą ir pasiklys. Matyt, pingvinai tokius mėgsta. Peelable seal. Lengvo atplėšimo mechanizmas, tikėkime, kad ir lengvo užsegimo. Kur pagaminta? US government property commercial resale is unlawful. Negalime pardavinėti. Gerai, kad mes įgavome dovanų. Ir daugiau nieko nėra, nes nieko daugiau ir nereikia. Nėra net galiojimo datos. Viskas galioja. Žiūrim, kas viduje. Traški, bet labai maloni pakuotė tokia. Neslidi, širkštoka, tikrai patvari, nieko nebijo, galima žaisti futbolo drąsiai. Peelable seal. Kaip jį atplėšti? Kažkaip man rodos, kad turėjo būti kažkoks įdomesnis sprendimas. Nu, bet atsiplėšė tikrai kaip atsiplėšė. Balta yra išorinė pakuotė ir viduje mes turime viską supakuotai, mums pažįstama iš paprastų MRE pakuotė. Dar vieną puiku, čia išorinė, galima naudoti kaip papildomą maišelį. Čia visiškai kaip naujo pavyzdžio MRE pakuotė, tik tai be viršutinio informacinio antspaudo. Atsiplėšė kaip atsiplėšė. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Tortilos, duonos pakaitaliukas, instant oatmeal strawberries and cream. Dribsnių toks pakelis, iš kurio galime tiesiai valgyti. Proteininis šokoladinis gėrimas. Tropic punch. Taip, dar vienas gėrimukas. Cheese jalapeno. Amerikietiškas šaukštukas. Ir štai pagrindinis patiekalas. 24 gramai, 460 kalorijų. Pagrindinis patiekalas visiškai kitoks negu įprasta MRE. Tai yra freeze-dried, šaltiems orams, jau nebe su karbidiniu pašildymu, bet liofilizuotas patiekalas. Pro-peaks are made to the exacting standards of the US Armed Forces for long-range cold weather patrols. Ir nors atrodo, kad jisai visiškai iš lentynų išimtas komercinis produktas, tačiau apačioje matom, kad yra padarytas pagal Jungtinių valstijų kariuomenės standartus, kad pingvinai galėtų ilgai patruliuoti šaltame ore. Plėšk, pilk, maišyk, mėgaukis. Štai koks šūkis. Bet mes jį žinome jau ir iš Starmi, ir iš kitų liofilizuotų patiekalų. Reiškia, atplėšėme pakuotę, išmetame deguonies sugertuvę, atsargiai pripilame 11 ketvirtųjų puodukų, tai yra 296 ml verdančio vandens, išmaišome ir uždarome daugkartinio užsegimo mechanizmą. Leidžiame 4 minutės tiesiog pastovėti ant stalo, pakvėpuoti, pasigerti, dar pamaišome ir mėgaujamės tiesiai iš šito paučo. Tiesiai iš indelio mėgaujamės. It's ready in 10 minutes with no cleanup. Tiesiog 10 minučių ir nieko nereikia mums galvoti. Tiesiog reikia karšto vandens. Ir priedų rinkinukas, manau, čia neturėsim nieko nuostabaus. Kaip ir įprastam amerikietiškam MRE, viduje čia mes turim kavos baliklį, freeze-dried liofilizuotos kavos, Bilo, Geitso ar Clintono nutylim, gražią pakuotę degtukų, cukriuko, drėgną servetėlę be latekso, tualetinio popieriuko, nuostabų Lighthouse rulonėlį, 2 dražė, kramtomos gumos ir buteliuką tabasko padažo. Taigi nors ir davinys kitoks, tačiau jo sudėtis labai panaši į MRE. Turime papildomą išorinę pakuotę, turbūt, kad daugiau apsaugos būtų. Geriau apsaugotumėm davinį nuo gamtos stichijų ir keičiasi pagrindinis patiekalas. Čia jau nebe paprasta košė, kurią mes šildome paprastu karbidiniu gariniu šildytuvu. Čia naujoviškas liofilizuotas patiekalas, kurį tiesiai užsipilam karštu vandeniu.
Jį, manau, ir paragaukime. Amerikietišką, liofilizuotą patiekalą. Viduje turime deguonies sugeryklę, kurios negalima valgyti. Smirdi svogūnais, matosi kiaušinių gabaliukai. Ar yra linija, iki kur mums pilti tą vandenuką? Nematau. Pilam vandenuko. Kvapas tai nemalonus yra, jeigu atvirai. Išmaišom, bet kvapas yra. Labas ekspertė. Užsegame ir atidedame 4 minutės, jie siūlo mums laukti, kol išbrins. Per tą laiką pabandykime pasiruošti avižinių dribsnių pusryčių. Užpilame vandenėliu. Kvepia skaniai visai. Labai smagu, kad amerikietiškų sausekų patiekaluose viskas surašyta, visa sudėtis, kiek ko yra. Galima patikrinti, ar nėra ekspertui kenksmingų dalykų. Ir mes šitą galime irgi atidėti, kad brinktų. Skaniausias patiekaliukas. Tortilos su jalapenu ir sūrio padažiuku. Ir nors ekspertui jalapenu negalima, bet nuo tortilų, manau, tau nieko neatsitiks. Taip, ekspertė. Jalapeninis sūriukas. Imk dar tortilų. Tortilos labai tokios šviežios, skanios, tikrai labai malonios. Ir su šituo sūrio užtepėlė tikrai super jalapenų sūrio užtepėlė. Nepakartojamai skani. Vaisių punšas, be vaisių sulčių. Maišelis, iš kurio galima gerti tiesiai. Turi daugkartinio užsegimo mechanizmą, reiškia pripylę vandens, mes galime patogiai sukratyti patį turinį ir paskui atsisegę pamažu gerti. Aišku, galėtų kaip lenkiškam būti ir šiaudelis. Gertumėm patogiau. Natūralūs ir dirbtiniai skoniai. Ir jokių vaisių sulčių. Nuostabi tiršta spalva. Tikras punčas. Visiškai cheminis. Kaip aušinimo skystis. Ekspertų teisių gynimo komisija pareikalavo, kad ekspertas turėtų savo atskirą indelį. Ir mes kartu bandykime avižinius dribsnius pusryčiai. Skanaus. Nepatinka? Man labai skanu. Tikrai šauniai. Maloniai išbrinko. Saldoka. Tik tai, kaip suprantu, ekspertui. Aha. Ne? Neskanu? Na, jeigu ekspertas nevalgo, reiškia neypatingai gera. Priminsiu, kad ekspertas valgo viską, kas yra valgoma ir nevalgoma. Net ir plastiką. Mediena, tekstilė. Šito kažkaip tai neypatingai. Ne kažką. Nors man patiko. Imkime pagrindinį patiekalą. Kaip parašyta. Plėšk, pilk, maišyk ir mėgaukis. Nu čia ne tik ekspertė, bet ten yra svogūnai. Valgyti galime ir iš šito pakuotės tiesiai, paučo vadinamojo. Bet pažiūrėkite, kaip visa tai atrodo. Nepasakyčiau, kad iš močiutės pusryčių lėkštės kiaušinienė, greičiau iš kiniečių restorano. Ekspertė, žinau, kad tau kvepia, bet aš tiesiog užuodžiu svogūnus. Reiškia, čia jų yra daug ir tau nuo jų nebus gerai. Taip, kad nepyk. Kažkaip labai sunku prisiversti valgyti. Tarsi sūris pastose. Per daug steriliai ir gražiai atrodo, kvapas toks maistu nekvepia. Galvoju, ką panašus skonis ir jausmas. Į kiaušinienę? Šiupininė kiaušinienė. Viskas sumesta. Biški mėsos, biški daržovių, užlieta kiaušiniu. Nuostabus buteliukai amerikietiško MRE. Jeigu trūksta prieskonio, tikrai galime užsimesti tabasko. Aišku, neturime nei druskos, nei pipirų. Man labai nepatinka amerikietiški MRE pagrindiniai patiekalai. Bet kalbant apie šaltą orą, būtent šitą liofilizuotą, tikrai skanu.
Meniu galbūt kitoks galėtų būti, ne pats mėgstamiausias mano patiekalas. Kvapas jo yra tikrai šlykštus, išvaizda tokia per daug graži, turėtų šunybė slėptis už jo, bet skanu. Bijau, kad šunybė paskui vėliau sutiks motyvacijos labai greitai bėgti į tualetą. Chocolate protein drink. Supykinu? Nuo ko? Nuo kvapo? Vienas šlykščiausių JAV davinių, kurio jau nebėra meniu, yra vadinamas vomletu. Jame yra omletas ir jisai ir smirda ir visi nuo jo vemia. Panašu, kad čia buvo vomletas 2. Kadangi kitas gamintojas dar nebuvo užlipęs ant to paties grėblio. Taigi mes studijoje turime pasiekmes. Čia pabandykime pasidaryti gerimuką. Proteino, šokoladą. Darykime tirštą, kad šaukštukas stovėtų. Šokoladinis proteinas, plaukioja šokolado gabaliukai, burbuliukai. Kadangi tai šalto oro davinys, geriame į karštą, turime tokį karštą šokoladą. Super. Bent jau mes studijoje turėjome tikrą vomletą. Ir kadangi man smirda iš burnos vomletų 2, aš išbandysiu kramtomąją gumą. Neutralizuosime kvapą iš mano burnos. O šiaip, kaip matote, išorinė pakuotė, kad būtų geresnė apsauga nuo stichijų ir mechaninio pažeidimų. Viduje turime papildomą pakuotę. Visiškai kitas patiekalas, liofilizuotas. Visi komponentai kiti, juos galime sutikti paprastame MRA davinyje. Tiesiog viskas parengta irgi, kas labiau tinka šaltam orui. Lengvas, lengvai paruošiamas, geras davinukas. Nors šiaip ekspertui nelabai patiko. Jums skanaus, o mes einame valyti studijos.